Gerai, sveiki visi, aš esu Eglė ir sveikinu su jumis Veda Vidus tinklalaidėje Dialogai. Ir šį kartą noriu jūs pakviesti į pokalbį su Arūne Bernatonyte, dingusių žmonių šeimų paramos centro vadovė bei Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis tinklo vadovė taip pat. Sveika, Arūne. Sveika, Eglė. Arūne, kokia ta situacija Lietuvoje su vaikų išnaudojimu prekyboje žmonėmis? Ar mes jų beveik neturim tų atvejų, ar tiesiog mes jų nematom, negirdim ir nesidomim? Tai gal aš pradėsiu tada nuo tos situacijos, kokia jin yra fiksuojama ir su dingimais, su būtent mūsų šalyje. Tai iš tiesų fiksuojama daugiau negu 2000 atvejų per metus, kuriuos sudaro daugiau negu 500 vaikų. Ar ne, tai labai puikiai rodo šitie skaičiai, kad tai dažniausiai yra fiksuojamas pakartotinis bėgimas iš namų, ypač iš globos įstaigų. Ir ką šie skaičiai gali rodyti, kad nepilnamečiai, kurie bėga iš namų, tai jie labai dažnai gali tiesiog savo tokiu elgesiu arba rodyti tai, kad jiems yra reikalinga pagalba ir nešauktis pagalbos, arba iš kitos pusės gali būti ir kaip vienas iš ženklų, kad nepilnamečiai galbūt yra įtraukti ir į nusikalstamas veikas. Ir netgi kalbėdami su nepilnamečiais mes ir akcentuojame tas rizikas, akcentuojame tai, kad kokiegi pavojai slypi gatvėje. Ir kai minėjau, kad būtent įtraukimas į nusikalstamas veikas, tai būtent viena iš jų yra prekyba žmonėmis. Ir stebint tendencijas, labai dažnai nepilnamečiai yra išnaudojami būtent narkotikų platinimui, smulkioms vagystėms, tos tokios pagrindinės nusikalstamos veikos. Kaip apskritai prasideda tas visas išnaudojimas, įtraukimas, kaip juos sudomina, būtent parduoti, sakykime, narkotikus, ar įsitraukti kažkokią smulkę kriminalinę veiklą? Ar tai vaikai būna, kurie pabėga iš šeimų, ar tai dažniau tie atvejai galbūt siejasi su vaikų globos namais? Tai iš tiesų visgi statistiškai matome, kad daugiausiai yra atvejų vaikų, kurie bėga iš globos įstaigų, tačiau nereikia manyti, kad šeimoje tokių problemų negali būti. Tai būtent atsakant į tą klausimą, tai kaipgi įsitraukia, ar ne? Tai iš tiesų viena iš tokių priežasčių, tai yra socialinių tinklų galia, kuriuose ir verbuojami jaunuoliai, nepilnamečiai. Kitas dalykas, vėlgi, tai priviliojama labai lengvų uždarbių. Kad ypač jeigu, tarkim, ar šeimoje, ar toj pačioj globos įstaigoje, jaunuolis neturi tokių finansinių garantijų, kokias jis norėtų turėti, o mes puikiai žinome, kokį gyvenimą mes galime pamatyti tuose pačiuose socialiniuose tinkluose, kur prabanga, kur turi visokių daiktų, kurių netitinka tokia situacija galimybių, tada labai lengvai įsitraukia, nes net bendrauti su pačiais nepilnamečiais, jie iš pat pradžių nemato rizikų ir sako, o tai kas čia blogai, taigi aš uždirbsiu pinigų, taigi čia labai lengvi pinigai. Bet vėlgi netgi ir per švietimą kalbant, kad reikėtų įsivertinti rizikas, ar ne, nes vieną kartą pasakius taip, pasitraukti gali būti labai labai sudėtinga. Ir vėlgi dar irgi norėčiau akcentuoti tai, kad mūsų visuomenės dar požiūris yra labai toks klaidinantis ir toks iš tiesų netgi teisantis, kad paauglys, kuris yra išnaudojamas narkotikų platinimui, yra dažnai uždedama jam etiketė, tai kad kokiagi čia problema, taigi jisai pats žinojo, pats norėjo, pats sutiko ir tai yra labai labai sumenkinama. Tai taip tarsi užkerta kelią pagalbai jam, nes tarsi tu nusikaltėlis, o kadangi tai dar yra besivystantis žmogus iš tikrųjų, tai tas įsivaizduoju labai gali pakenkti. Aš taip klausau tavęs, Arūne, ir galvoju, ar būna, kad į tą nusikalstamą veiką įtraukia pilnamečius artimi žmonės, ar tai visgi dažniau, kai kažkokie nepažįstami, ar ten galbūt per draugus žinomi, nusikalstamoje veikoje užsiimantis asmenys. Vėlgi, žiūrint į nusikalstamų veikų vykdymą, tai labai dažnai netgi yra vykdoma ir per romantinį santykį, kad jaunos merginos, paauglės yra įtraukiamos būtent užmezgant romantinį santykį ir tada tas įtraukimas netgi
kūriamas per tai, kad, na, per tą meilės ryšį, tai kad tas pasitikėjimas yra ir tada jau tas, na, vienas iš nepilnamečių, kuris yra įtrauktas, jisai tiesiog pasiduoda ir sutinka tam, kad tiesiog patenkintų to kitos mens poreikius. Tai atsakant į tavo klausimą, tai tikrai statistiškai pagrindai tai traukia tie tretieji asmenys. Tai draugai, pažįstami, kiti asmenys ir žinoma, kaip ir minėjau, tos, na, vaikinai merginos, tos antros pusės. Kalbant apie šį patį seksualinį išnaudojimą, irgi kaip ir viena išnaudojimo prekybai žmonėmis formų, mes šiek tiek kalbėjom apie tą išnaudojimą, įtraukimą į kriminalinę veiklą, į kažkokią nusikaltimų darimą, bet apie seksualinį išnaudojimą, nes tu irgi užsimini, kad kartais tai vyksta per romantinius santykius. Kokios tos tendencijos dabar, ar daug to jaunimo, nežinau, traukiami į seksualinį išnaudojimą, ar tai daugiau viskas persikelia dabar jau į internetą, galbūt ne gatvėse ir ne privačiuose butuose, bet internetinėje erdvėje. Kokia ta situacija? Ar Lietuvoje apskritai mes turim kažkokių duomenų, bet apie tai, kaip paauglės, tikriausiai dažniausiai tai merginos, nukenčia nuo seksualinio išnaudojimo? Tai iš tiesų Lietuvoje su statistiniais duomenim pas mus yra ganėtinai liūdna situacija, nes netgi tokių kažkokių išsamių statistinių duomenų mes neturim, nes netgi kai ir pradėjau kalbėti pokalbyje, kad iš tiesų ta dalis ar nebėgančių vaikų, kurie yra potencialios aukos arba galimai įtraukti vaikai į prekybą žmonėmis, netgi statistinių duomenų, mes tokių kaip, na, negalėčiau vardinti, kiek konkrečių atvejų tikrai būtų siejama. Tai dėl seksualinio išnaudojimo tai visgi stebimos tendencijos per nevyriausybinės organizacijas, bendraujant su partneriais, bendraujant su tais pačiais socialiniais darbuotojais, atvejo vadybininkais, viskas labai perauga į socialinę erdvę, būtent į elektroninę erdvę, į socialinius tinklus. Ir tai iš tiesų labai populiarėjantis dalykais, bet vėlgi dar galėčiau šiek tiek paminėti ir apie patį verbavimą, kad jis irgi taip pat yra labai plačiai vykdomas socialiniuose tinkluose, būtent per platformos tokias kaip TikTokas, na, kuriant kažkokius pavyzdinius reelsus, kaip mergina dirbdama tam tikrą darbą gali užsidirbti labai lengvus pinigus per kelis mėnesius arba tą patį vieną mėnesį ir iš tiesų būtent, na, merginos jaunos dažnai gali tai įsitraukti ir netgi vykdantas tą pačią prevenciją, man aštuntokė yra minėjusi, kad tai yra lengvi pinigai ir aš tokį darbą pasirinkčiau, kai man sueis 18 metų. Kur iš tiesų, nors žiūrim ar ne, kokiu 20 metų atgal ir matom tą modelio verslą, ar ne, kurį ten traukdavo labai lengvai merginas, bet tai dar įvairiais įrankiais yra veikianti priemonė. Ir iš tiesų vis dar merginos, nors atrodo, tai buvo prieš 20 metų, mes turime tam tikrą ir susiformavusią praktiką ir šviečiam, tai akcentuojam, bet visgi dar merginos, na, dažniausiai merginos lengvai ant šio kabliuko užsikabino. O tai kaip galime jom padėti, ta prasme, kaip padėti jaunimui, kuris galbūt ne visai nori tą pagalbą priimti, jeigu matom, kad jie atsidūrė rizikoje? Tai dėl tos pagalbos, tai ne tik jaunimas nenori jos priimti, bet dažnu atveju ir tėvai atsisako. Ir netgi yra tokių atvejų, kur kalbant mes žinome, na, ta prasme, tokia vieša paslaptis, ar ne, kad pavyzdžiui žinom, kad tokie atvejai, tarkim, vieno ar kitai savivaldybė yra, bet tėvai tiesiog sąmoningai nesikreipia, nes nenori, gėda, ką pagalvos kaimynai. Ir šitas vis dar yra dalykas labai gajus pas mus visuomenėje, bet būtent kalbant apie pagalbą ir už tą, kaip aš sakau, užnorinimą, ar ne, tos pagalbos teikimui būtent, tai aš visgi dėčiau pagrindą nuo prevencijos. Ir tik mes per švietimą galime skatinti sąmoningumą ir tik tai per pavyzdį, kaip galime, na, kaip ta pagalba gali padėti, galime užnorinti tą jaunuolį ateiti į konsultaciją, kreiptis pagalbos per tą tokį neformalų galbūt pokalbį, kur neakcentuojant, kad tai bus pagalba, ar ne, nes tas žodis netgi gali iš pradžių ir gąsdinti, bet tiesiog kalbant apie tą tokį, na, neformalumą, sakyčiau. Aš taip tavęs beklausant, Arūne, taip
susimaščiau, vat, grįžtant vėl prie tų dingusių vaikų Lietuvoje pas mus, nes tai iš tikrųjų tokia yra tema, kuri dažnai neišlenda į viešumą ir daugelis organizacijų kažkaip irgi apie tai nėra, kad kalbėtų. Jūsų gal tokia unikalesnė, kurią aš žinau. Ir man vat įdomu, kiek pas mus Lietuvoje tų dingusių atvejų vaikų būna sėkmingų, kur grįžta, ar jie grįžę namo, kokia ta pati realybė būna, ar tai būna kažkokie konfliktai su tėvais, ar neigiama kažkieno tai įtaka, ar tai gali būti ir tie patys pagrobimai. Tai dėl pagrobimų pradėsiu gal nuo klausimo pabaigos. Tai iš tiesų dėl pagrobimo net visuomenė vis dar yra, kad tai kurgi grobi tuos visus mūsų vaikus. Ir tas dingimas, ta tokia bendrinė sąvoka, jinai yra labai suprantama visuomenėje kaip tik tai trečiojo asmens pagrobtas vaikas. Bet vėlgi mes Lietuvoje, kadangi neturim išskirtų kategorijų, kaip aš ir minėjau, kad didžiausia dingimo dalį sudaro pakartotiniai, ypač pabėgimai iš namų, tai mes negalime atskirti ir mes visur matome tik tai tas dingimas, ar ne? Nes jeigu jau yra kreipiamasi, kad tas, nėra žinoma nepilnamečio vieta, tai jau vėlgi tai yra ta pagrindinė kategorija, kad jis yra dingęs be žinios. Nes, ta prasme, mes nežinom jo galimos buvimo vietos. Tai būtent, kai mes matom ir dažnai, pasišalino ten iš gyvenamosios vietos, ten negrįžo laiku namo, tokias antraštės matom, ar ne, mūsų žiniasklaidoj, tai labai dažnai galime ir netgi pamatyti mūsų visuomenės požiūrį, ar ne, kad, tai pabėgo, tai sugrįžta, tai iš tiesų taip, didžioji dalis per 48 valandas jie sugrįžta, netgi ir per pirmasias valandas, ypač jeigu tai žiūrint į globos įstaigas, nes dažnu atveju yra pranešama tiesiog, jeigu vaikas ir 10 minučių negrįžta iki nustatyto laiko. Bet kalbant apie pakartotinius bėgimus, mes visą laiką ir akcentuojam, kad nereikia dėti etiketės, kad tai, pavadinkim tai etatinis bėgikas, ar ne, kuris ten bėga kas antrą dieną, kas savaitę ar kas 2, tačiau visada akcentuojam reaguoti iš karto, nes kiekvienas pabėgimas gali būti paskutinis. Ir iš tiesų turim ir praktikoje tokių atvejų, kur situacijos baigėsi iš tiesų labai liūdnai. Tai į ką irgi tą akcentuojame, ką reikėtų kreipti dėmesį, tai visų pirma identifikuoti priežastis. Tai kodėl bėga? Tai ar tai konfliktai, ar tai smurtas namuose, ar tai prievarta, ar tai yra kažkoks tas romantinis santykis, kuris irgi yra, ta prasme, jis yra toksiškas, kur ten yra ir vartojamas psichoaktyvios medžiagos, svaiginamas ten irgi ir naudojama galbūt ir seksualinė prievarta, nes labai dažnai tos merginos užmezga romantinius santykius su pilnamečiais vyrais, tokia ta medalio pusė yra. Ir iš tiesų visą laiką akcentuojam tam, kad išspręsti tuos pakartotinius bėgimus, tam, kad mažinti jų skaičių, būtiniausiai reikia išsiaiškinti priežastis, kad būtų galima teikti būtinai reikalingą pagalbą. Tu minėjai irgi apie tą žmonių požiūrį kartais, kad gal jisai būna toksai išankstinis šiek tiek ir galvoju, kad tai daugiau problema su vaiku. Aš taip, kai tavęs klausiau, man tokia mintis iškilo, kad tai, kiek tai yra apie saugumo jausmą namuose. Ar gali būti, kad jie kaip tik galbūt vaikai pabėga, nes namuose susiduria su tuo išnaudojimu. Ir ką tada tokiu atveju galima daryti? Nežinau, ką gali vaikas daryti, kad jisai būtų saugus, sakykime, jeigu jis nesijaučia namie saugus ir kelia ten galbūt riziką. Tai kur jam tada kreiptis? Ar yra vietų, kur vaikai gali saugiai kreiptis tos pagalbos? Tai iš tiesų, netgi žiūrint ir iš partnerių pusės, mes Lietuvoje neturim tokių, saugių vietų, kur vaikas galėtų netgi pabėgęs iš namų laikinai apsistoti. Nes, pavyzdžiui, tai būtų netgi tokia viena kaip geroji praktika, kur vaikas ne gatvėje būtų, jis būtų su specialistų priežiūra, ar ne, ir tas laikas, kol jisai būtų, iš tiesų jis būtų tam skirtas užmėgsti tam tvariam tarpusavio ryšį, kad vaikas atsivertų, nes dar irgi labai klaidingai kartais manome, kad mes pasisadinsim ir jisai paims ir papasakos, ar ne, kaip kokią jis prievartą galimai patiria, ar smurtą, ar galbūt mokykloje patyčias, ar dar kažkokia, kokia tai bebūtų priežastis, ar ne. Tai iš tiesų tas toks klaidingas šioje vietoje požiūris, bet ką mes girdim irgi iš partnerių, kad labai dažnai jaunuoliai atsiveria jaunimo centre būdami,
kur tai yra saugi terpė, kur jų niekas nesmerkia, kur niekas neklijuoja etikečių, kur išklauso tiesiog ir nespaudžia, kad tai va, tai tu dabar varyk namo atgal ar dar kažkaip, ar ne. Tai šitoje vietoje iš tiesų mums reikėtų nuo to ir pradėti, kad kuo daugiau turėti tokių vietų saugių, kur nepilnametis galėtų ateiti ir pasipasakoti, nes netgi tiesiog pokalbis jam gali padėti išdrįsti, pranešti apie kažkokį ir smurtą, pasikreipti pagalbos, nes visą laiką reikia pradėti nuo saugaus ryšio. Ir aš visą laiką, kai vedu kažkokias prevencinės paskaitas, aš nepilnamečiams akcentuoju, kad svarbiausia yra turėti draugą suaugusiu, kuriuo aš galiu pasitikėti ir kuriam aš galiu atsiverti. Nes iš tiesų netgi stebim ir iš praktikos, kad mūsų psichologai net akcentuoja, kad sako, kad labai didelis džiaugsmas, kad manim pasitikė, kad į mane atsiremia, bet sako, aš tuo pačiu jaučiu ir labai didelę atsakomybę, kad aš už tą vaiką turiu nešti tą didelę atsakomybę, nes netgi girdim tokiu atveju, kad psichologas dirbdamas su nepilnamečiais, jis užmesga tokį ryšį, kur vaikai sako, kad jūs esat vienintelis žmogus, kuriuo šiame gyvenime pasitikiu. Tai yra ne mama, ne tėtis, o tai yra, suaugęs žmogus, specialistas, kuris dirba. Ir tas labai klaidingas požiūris vis dar yra ir kurį girdžiu, kai mokytojai veda kartais prevenciją, ar tie patys bendruomenės pareigūnai, kai tekdavo kartu vesti, kur sako, čia stoja, tu privalai pasitikėti savo mamą ir tėčiu ir jiems viską pasakoti. Ne, jeigu tas vaikas patiria smurtą, kartais net ir būna taip, kad tėvai iš vaiko ir pasityčioja, pašiepia, kad ten vaikui tiesiog yra nemalonu kažką, ta prasme, nepilnamečio skleisti. Tai va tada ir atsiranda ta problema, kur kaip vaikas, tokia, taip atrodo, ar ne, kad mes per prevenciją diegiam, kad tu privalai pasitikėti mamą ir tėčiu, bet jeigu aš jo nepasitikiu, reiškia, aš negaliu nieko iš suaugusių pasitikėti, nes man sakė nuo pat mažų dienų, kad aš privalau viską sakyti tik mamai ir tik tėčiui. Taip. Tai tokiu būdu tikrai tą gali visiškai sugadinti pasitikėjimo ratą. Aš irgi tavęs klausiau ir taip galvojau, nes būna visokių, be abejonės. Aš labai tikiuosi, kad daugelis šeimų, kuriuose ir auga vaikai, jie jaučiasi pakankamai saugus ir galintis dalintis savo galbūt patirtimis, ar tai geros ar blogos su tėvais, bet būna ir atveju, kur iš tikrųjų tas smurtas ir prievarta eina iš namų. Tai labai tada vaikas, tarsi jeigu negavęs visai kitokios informacijos, jisai galvos, o kur daugiau kreiptis. Aš patiriu tą iš ten, kur aš ir turėčiau pasipasakoti ir būti saugus. Tai tokia tikrai labai gali būti, atrodo, užrakinanti, limituojanti situacija, bet aš dar taip galvoju, o kaip apie tuos atvejus, aišku, mes dabar daug Lietuvoje turime dialogo apie tai, apie vaikų teisės, apie smurtą prieš vaikus šeimoje, kurie atvejai yra tikri, kurie nėra tikri. Kaip su tais atvejais ar situacijom, sakykime, aš jeigu kaip suaugęs žmogus kažkur tai, ar kaip mokytoja, ar kaip suaugęs žmogus galbūt būrelėje kažkur tai, pastebiu, kad man pradeda galbūt kelti įtarimą, ten vieno vaiko galbūt elgesys, galbūt stebiu kažkokį tai, keistus ženklus, kurie man rodytų, kad gal tas vaikas yra įtrauktas į išnaudojimą ir nesu tikras, kaip tenai šeimoje su tuo vaiku pasirūpins, kur aš galiu kreiptis. Ar yra, ką aš galiu padaryti toje situacijoje, ar tiesiog tokią situaciją žmogui reikėtų palikti. Ar saugu kreiptis į policiją, ar turėtų žmogus eiti į kažkokią organizaciją, ar į vaikų teisės, ar kalbėti su vaiku pirmiausia. Jeigu kalbam, sakykime, apie paauglį, aišku, čia kažkur. Tai jeigu jau kilo, ta prasme, įtarimas arba kažką paauglys pasipasako, tai jau vėlgi galime manyti, kad yra ganėtinai geras ryšys tarp nepilnamečio ir to suaugusio asmens. Tai tos žinios, kurią sužinome ir dėl ką įtariame, tikrai nereikia palikti. Ir mes, ta prasme, maždaug, kad pats tvarkyti su šitą situaciją, kurioje tu dabar esi, tai visą laiką mes netgi ir siūlome ir kviečiame specialistus ar kitus asmenis, kurie identifikuoja, tiesiog kreiptis į tas pačias nevyriausybinės organizacijos konsultacijai, kad tikrai būna kartais situacijų, kur, aš vienas kaip žmogus, kaip pilietis, aš galiu nežinoti,
kaip man elgtis toj situacijai, ką man daryti, ar ne. Bet būtent pasikreipus galima kartu rasti sprendimą ir žinoma, jeigu tai yra įtariama apie galimą nusikalstamą veiką, tikrai reikia pranešti policijai, nes galbūt ta prasme viskas gali peraugti ir dar didesnį lygmenį, bet apie tai būtina pranešti teisėsaugai. O ar yra kažkokie tai ženklai, kuriuos galbūt apie kažkokius tai apmokinate savo paskaitose irgi mokymuose, kuriuos galima, kuriuos galima atpažinti, kurie galbūt signalizuoja apie vaiko patiriamą išnaudojimą, ar tai nusikalstamai veiklai, ar seksualinį išnaudojimą, ar būna kažkokių tai ženklų? Tai visų pirma, jau netgi ženklas, tai jeigu vaikas bėga iš pamokų, nelanko mokyklos, jau yra viena pirmoji raudona vėliavėlė. Tada tas pats bėgimas iš namų, kai aš ir sakau, kad tai gali būti ir priežastis, ir pasiekmė, ar ne, ir tas, ta prasme, gali būti net ir pagalbos šauksmas, kur atkreip noriu į save dėmesį. Kitas dalykas, vėlgi, tai yra kažkokie elgesio pokyčiai, ką tarkim, elgesi kažkaip, kaip nesielgia anksčiau, ar ne. Ir žinoma, reikia būtinai stebėti dėl kažkokių daiktų naujų atsiradimo, nors atrodo, kad tai galėtų skambėti ganėtinai banalu, bet jeigu mergina ar vaikinas turi kažkokį naują mobilųjį telefoną, kurio pagal finansinės galimybės neturėtų turėti, tai iš tiesų tai tokie bendriniai signalai, bet šiaip kai vedame mokymus visą laiką akcentuojam tą būtent ryšio stiprinimą su nepilnamečiu, nes netgi nepilnametis gali ir parašyti tarp eilučių rašydamas savo rašinį ir iš tiesų praktikoje tikrai esame girdėję, kad tiesiog, kai kartais gali pedagogai net sakyti, taip, bet aš, tarkim, dėstau ten kažkokią užsienio kalbą, kuo aš galiu būti naudingas vykdant prevenciją. Bet tiesiog tu gali skaitydamas rašinį atpažinti, kad vaikas patiria ar prievartą, ar yra išnaudojimas, ar patiria smurtą, nes tas pagalbos šauksmas jis gali būti irgi ištransliuotas tarp eilučių. Arūne, pabaigai dar mūsų pokalbio. Tavo mintimis, kas turėtų būti svarbu prisiminti mūsų klausytojams iš šio pokalbio apie vaikų įtraukimą, apie vaikų dingimus Lietuvoje, ko norėtųsi galbūt, kad daugiau žmonės atkreiptų dėmesį ir žinotų? Tai aš visgi norėčiau visus skatinti, ne tik asmenys, kurie dirba su nepilnamečiais, kurie dirba su paaugliais, kalbėti ir skatinti prevenciją jaunimo tarpe, bet taip pat labai skatinčiau ir tėvelius įsitraukti į individualią prevenciją, nes iš tiesų labai daug kas prasideda ir nuo namų ir manyti kartais tai, kad jeigu vaikas yra namuose, jis yra saugus, tai yra labai naivu šiuolaikiniam pasaulyje, kai jie yra paliekami vieni internete, jie yra paliekami su savo problemomis tokiam uždaram burbule, kur jie bando patys susitvarkyti. Ir iš tiesų prevenciją reikėtų, dėl ko miniu tą prevenciją, nes prevenciją reikėtų vykdyti per vėlgi saugų ryšį, o ne per kažkokį bausmę, kad nulaušiu telefoną, atimsiu, apribosiu, bet per pokalbį ir per įsitraukimą. Nebūti abejingiams, jeigu mes matome signalus ir taip pat visuomenės nariams, kad nenumoti ranką, kad čia paaugliai, čia ta prasme jie kažkokie, uždedant etiketę kažkokie tokie ir anokie, bet visą laiką pagalvoti, kad tai yra kažkieno vaikai, kurie galbūt yra patekę į problemą, į nelaimę. Tai tiesiog pabaigai tiesiog skatinu sąmoningumui. Labai gera mintis, aš manau, ir tikrai aš to paties norėčiau palinkėti, man irgi to kažkaip tai trūksta, tos tokios biški geranoriškumo ir meilės vaikams pas mus Lietuvoje, tasai svarbu iš tikrųjų, jeigu nori mažiau to smurto ir prievartos. Tai ačiū tau labai, Arūne, už šį pokalbį. Ačiū labai, Egle.